39 diena. Prieš srovę. Deklaravimas. Nors vieną dieną pasekite, kaip jūsų protas mėgina irtis prieš srovę. Jums kažką siūlo, o jūs atsisakote. Jums mėgina kažką pranešti, o jūs numojate ranką. Kažkas dėsto savo nuomonę, o jūs ginčijatės. Kažkas daro savaip, o jūs bandote jį atvesti į tiesos kelią. Jums siūlo sprendimą, o jūs prieštaraujate. Jūs laukiate vieną, o gaunate kitą ir reiškite nepasitenkinimą. Kažkas jums trukdo ir jūs įnirštate. Kažkas netitinka jūsų scenarijaus ir jūs strimgalviais metatės į ataką, kad nukreiptumėte tėkmę į reikiamą vagą. Pakeiskite taktiką. Daugiau dėmesio skirkite ne kontroliai, o stebėjimui. Nereikia rankomis talžyti vandens. Netrukdykite savo gyvenimui plaukti pasroviui su tėkme ir jūs pamatysite, kad jums pasidarė kur kas lengviau. Aiškinimas. Žmogaus protas dirba kaip skaičiavimo mašina. Jis stengiasi numatyti visus ėjimus į priekį ir susidaryti veiksmų planą. Protui retai pavyksta rasti optimalų sprendimą, kadangi uždavinėja pernelyg daug nežinomųjų. Be to, situacija vis keičiasi, bet jis atkakliai laikosi savo scenarijaus, kitaip tariant, iriasi prieš srovę. Dėl to sunaudodamas labai daug energijos, o problemų ir kliūčių daugėja. Protas stengiasi valdyti ne savo judėjimą pasroviui, o pačią tėkmę. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių atsiranda visokiausių problemų ir nemalonumų. Stenkitės daugiau stebėti, o ne kontroliuoti. Neskubėkite numoti ranką, prieštarauti, ginčytis, įrodinėti savo, kištis, valdyti, kritikuoti. Duokite situacijai galimybę susireguliuoti be jūsų aktyvaus kišimosi ar priešinimuose. Atsisakę kontrolės jūs galėsite dar geriau valdyti situaciją nei anksčiau. Vienintelė kontrolė, kuriai verta skirti dėmesį, tai vidinio ir išorinio reikšmingumo lygio kontrolė.